Aš statau namuką, aš darau Kas čia? Čia ir nebuvo. Ar aš ant pragaro lubų? Tai sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Šarūnas Lapinas ir jūs turbūt galvojat, kaip čia Lapinas nuėjęs per portalą atsirado ant lubų, nes šiaipgi portalai tai neatsiranda ant pragaro lubų, tiesa? Ir taip, jūs visiškai nesuklysit, nes, iš tikrųjų tie portalai taip paprastai ant lubų neatsiranda. Tai šioje pamokoje jūs pasimokysite sujungti pragaro portalus, kad būtent paviršutiniam pasaulyje esantis portalas atvestų jūs būtent ant pragaro lubų ir nereiktų kiekvieną kartą tiesiog, keliauti, ten makaluoti, daryti su enderperlais visokių šakar-makar, žodžiu, supratot. Ir kad tas portalas, aišku, žinoma, būtų kažkur netoli jūsų namų. Tai prieš pradedant pamoką paprašysiu paspausti mygtuką patinka, jeigu tau patiks ši pamoka. Na, o dabar keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai sveiki atvykę prie mano nuostabaus namo, kurį aš jums rodau tik iš gražiausios pusės, nes aš jo nedadariau. Dabar pakalbėkim apie portalą, Aš greitai pasičiumpu obsidiano ir pakalbėkim, kaip veikia tie portalai. Tai šitai pamokai mums prireiks koordinačių. Koordinatės mes įsijungiam su F3 mygtuku ir jos yra štai čia. Jeigu nežinot, kaip jomis naudotis, tai yra padarytas filmukas ir apie tai. Tai tiesiog užsukit, pasižiūrėkit, tikrai labai nesudėtinga jas suprasti. Ir dabar jos čia keičiasi, aš gal netgi pagausiu kokį gražų skaičių. Tai kaip matot, dabar mes esam -300x ir -290z. Tai jeigu dabar va šitoj vietoj aš pastatau portalą, sakykim, ir aš tą ir padarysiu, aš pastatau portalą, tai va šitos koordinatės, tie 300 ir 290, jos pragare dalinasi iš 8. Tai va, ir kaip matot, mes atsiradom pragare, kur skaičiai daugmaž dalinasi plius minus iš 8. Kiekvienas žingsnis, kiekvienas blokas, sakykim, pragaro pasaulyje yra tas pats kaip 8 blokai realiam pasaulyje. Dabar ką mes turim padaryti, kad sujungti šitos portalus, tai reikia išgriauti senąjį portalą, tai turėkit būtinai, turėkit būtinai kaip sugrįžti, papildomą obsidianą. Ir plius minus įsimenam dabar šituos skaičius, tai -36 ir -36, ne? Dabar kylam ir daugmaž plius minus ieškom, kaip nusigauti ant pragaro lubų. Tai dabar aš tiesiog visiškai atsitiktinai, sakykim, kažkur nukeliavau. Aš bandau kastis į viršų ir štai yra bedrokas. Tai paieškom geresnio įlindimo, didesnio aukščio, va čia turėtų būti tobulai. Ir dedam kopečias, keliaujam, nusitaikom, šaunam, pakylam ir išlendam iš pragaro ant pragaro lubų. Tai dabar vėl įsijungia koordinatės. Susivaikštom ir susirandam -36 ir -36. Taip, vieną -36 pagavau. Dabar reikia čia pagauti -36. Čia mažėja, gerai, šitą pusę vadinasi. Taip, -36, -36. Čia 37, čia 36. Vadinasi, čia identiškai ir turi būti padėtas mūsų portalas, plius minus, ten keli blokai, nieko baisaus. Ir jeigu viskas gerai, dabar mes turėtume sujungę portalą ir jį uždegę nukeliauti taip, tiesiai į tą patį portalą. Vau, kaip čia gražiai atsišviečia. Tai va, tiesiai į tą patį portalą ir dabar kitą kartą, pavyzdžiui, jeigu jūs norit keliauti ant pragaro lubų, jums užtenka tiesiog prieiti ir viskas, jūs jau ant pragaro lubų. Tai šitai paprastai yra sujungti portalus su, tiesiog koordinačių pagalba. Tai jeigu jums patiko ši trumpa pamoka, būtinai paspauskite mygtuką patinka, prenumeruokite Redvox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūrit kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelį ir pasiekite Redvox Cloud. Nu, su jumis buvo Šarūnas Lapinas ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!